Sveiki, 1000 elektriniečių. Daugumą žinot, kad buvau išvykęs, šiaip dažnai keliauju po šalis. Ir žinot, aš supratau, ko Elektrėnuose pasiilgau ir ko apskritai gal Lietuvoje pasiilgau. Bet mes kalbėkime apie mūsų Elektrėnus. Aš pasiilgau to jausmo, kai tu gali užsiimti savo mylimą veiklą, to, ko geriausia sugebi, pavyzdžiui. Aš turiu idėjų, aš užsiimu verslu, turiu 4 vaikus, noriu juos išauginti, irgi paruošti gyvenimui. Ir taip, ir toliau, savo aplinką į Lietuvą. Pinigų mano įmonės atveža, sumokame čia mokesčių ir panašus dalykai. Ir tu jautiesi toksai saugus. Tu žinai, kad niekas nepavogs, tu žinai, kad bus viskas padaryta. Pavyzdžiui, tu Švedijai būni, tu jauti tą, kad visuomenė, valdžia dirba šaliai, ten viskas sutvarkyta, viskas padaryta, nereikia pirštais badyti. Darai tai, kas geriausia. Tu turi tokį vidų jausmą, taip, kad nėra jokių lektoriavimo konkursų, kur kažkoks pilietis dirbdamas savo pavaldžiose įstaigose laimi, jokių šitų skėčių nuomos, savartynų tau ant galvos nesukurs. Tu žinai, kad viskas daroma dėl žmogaus, dėl tavęs, tu ramiai atsipalaiduoji. Ko trūksta Elektrėnų savivaldybei. Tu gyvendamas Elektrėnų ar tu žinotum, kad tavo pakrantės bus saugios, kad nenori kažkoks debiloidas pastatyti ten kažkokių namų, valdiškas pakrantės parduoti. Ir panašus dalykai, suprantat? O tu Lietuvoje, tu nesijautis, nes nėra to jausmo. Tu supranti, kad tu dirbi, ten moki mokesčius ir viskas prapuola. Viskas prapuola, plus dar jeigu tu kažką užduodi klausimus, tavo kratos, prie tavo vaikų kabinėjasi. Jūs galvojat, ne, aš dar paviešinsiu. Prie mano vaikų kabinėjasi, kratos visokios, bylos keliamos, suprantat, o kodėl visą tai daroma? Nes, įsikibė į tą kėdę ir savo tom korupciniam schemom sėdi ir kiek gali įsikabinį ir bijo, nes, suprantat, bijo, kad ateis toks žmogus, pavyzdžiui, kaip aš, ar ateis kitas iš 1000 elektriniečių, kuris paviešins visą tą dokumentaciją. Suprantat, bet tas jausmas labai geras yra. Tu kai būni ten kažkur išvykęs, tu jauti, kad visas tas visuomenė daro tai, kas geriausia ir tu gali pasitikėti. Ir tu žinai, kad bus padaryta. Kaip pavyzdys, mes dabar atėjom. Kiek mes kalbėjom apie tą takelį, kiek darėt, įsivaizduojat, 30 metų niekas nedarė. O 1000 elektriniečių atsirado, pradėjo viešinti ir pradėjo viską daryti. Taip. Čia mes turim sodų 16. Taip, o jūs įsivaizduokite, jeigu nebūtų 1000 elektriniečių, kiek čia gyventojai prašė? Dar ilgai ir nuobodžiai. Aišku, ten gale tas traktoriaus ant tako pastatymas iš tos pusės, iš tos, tai čia didelis nihilizmas, todėl kad, taip nesidaro. Tu negali taip palikti. Reikia gerbti ir miestą, ten sunkvežimis, tai taip pastatytas, parkavimo vietos užimtas, bet turbūt gyventojai su to susitaikys, kadangi kelios parkavimo vietos, bet, jiems daroma infrastruktūra. Bet, tas traktorius, tai gerbkim miestą, mylėkim ir valdžia turi įsireikalauti, kad rangovai elgtųsi taip, kaip numato įstatymas. Ir nesudarytų tokių situacijų, kur kelia gyventojams pasipiktinimą. Aišku, šitie ir stulpai apšvietimui, jūs pažiūrėkite, ką jie panašus. Baisu čia viskas. Tai aišku, džiugu, kad čia yra daroma, bet jūs nepamirškit, kad nebus to 1000 elektriniečių čia amžinai. Aišku, dabar šitą baubą visi naudokite ir naudokitės tuom ir kuo įmanoma, kuo daugiau išsireikalaukit. Bet per savivaldos rinkimus reikėtų mums įsirinkti tos žmonės, kad mes galėtume visi pasakyti, aš gyvenu savivaldybėj, kur jaučiuosi, kad daroma viskas dėl žmonių ir jaučiu, kad niekas nepavogs tų pinigų, niekas jų nepasisavins, o viskas daroma dėl miesto, viskas yra skaidru ir tas asmeniškai man yra labai svarbu. Todėl, kad toks žmogus kaip aš tikrai nenorėtų daryti šitų darbų, viešinimo,
tą, ką dabar darau. Aš norėčiau daryti tai, ką aš geriausia sugebu. Turiu projektų daugybę, nusimato daugybę dar projektų ir darbo. Norėčiau ir dar ir kitoj valstybei atsidaryti įmonę ir dirbti, save realizuoti. Ir vaikai auga, irgi noriu, kad jie atrastų savo vietą, kiek aš anksčiau pasaulyje, kaip sakant, kiek aš norėčiau prie viso to jų prisidėti. Tai va, tai tikiuosi, kad Elektrėnų savivaldybės gyventojai puikiai supranta, kad reikia mieste šeimininko, kad reikia to žmogaus, kuriuo mes galėtume pasitikėti ir pasakyti: aš jaučiuosi gerai, aš gyvenu Elektrėnų savivaldybėje ir čia žinau, kad viskas daroma dėl miesto, dėl žmonių, dėl mano vaikų, dėl ateities. Ačiū, iki.